pagerinti, tarkim, infrastruktūrą, special tokiam rajonui kaip Kėdainiai, kad žmonės norėtų ten likti, dirbti ir po to turėti galimybę gerinti gimstamumą, ne, galbūt skambinavai, bet visgi visiškai visi dalykai padeda tame esmė. Jeigu mes žiūrėsim va tokiu klausimu, o jeigu šitam rajonui nutiesim lengvesnį takelį arba gražesnį parką, kur galės su vaikais pasivaikščioti. Kažkokia frakcija procento žmonių ten gyvenančių greičiausiai kažkokiu mažu procentu pozityviau pagalvos apie vaiką. Bet visi šitie dalykai, man atrodo, labai mažas procentas. Ir šita visa problema susideda iš labai labai daug mažų procentų, kai kurie didesni, kai kurie mažesni. Vieni didžiausių dalykų yra, kad žmonės neturi gan ilgai savo būsto, nėra užsitikrinę tos ateities, kai kurie bijo dėl tos ateities ir viską, ir nesinori vienas iš tokių stabdžių didelių. Tai nei kažkokia išmoka papildoma, nei kažką to nepakeis. Kitas dalykas, daug žmonių tiesiog nenori vaikų, nes jie suvaržys ir tiek. Jie labai smarkiai suvaržo žmonės. Žmonės nori tūsint, nori keliauti, nori pinigus leisti savo ir savanaudiškai gan gyventi. Jie nenori, užsikrauti tokios didelės naštos, kad tu ten turėsi eilę metų vaikų rūpintis ir tavo gyvenimas tipo keičiasi. Jie tiesiog to nenori ir tai yra atmetimo reakcija iš karto. Tu to nepakeisi parką sutvarkant ar infrastruktūrą pakeitus, kažkokią prieigą kažkur, tu net nepaliesi to. Kol šitie dalykai visi padės šiek tiek, tiem žmonėm gal ir taip norėtų vaikų ar panašiai, bet tų dalykų tu nepakeisi. Tai, kad žmonės daug vėliau apskritai subręsta ir net nesijaučia, kai čia gali tą vaiką turėti ir nerimo jaučia galų gale ir tai tiesiog net instinktyviai jos atbaido nuo vaikų. To irgi nepakeisi tiesiog su kažkokia išmoka ar panašiai. Ir vakarų pasaulis su to ir dylina. Man atrodo, daug žmonių ir pradeda į terapiją eiti, kad savo dalykus ten tvarkytis ir viską, kai jie visiškai mentaliai net nepasiruošia vaikų turėti, nes jų tėvai pagrinde buvo ne pats idealiausi. Čia gal labiau Lietuvoje, bet daug kur taip. Bet realiai, didžioji turbūt priežastis, tai jo, tas ir yra, kad žmonės nori savo gyvenimą gyventi. Jie nenori, nenori tiesiog, suvaržyti savęs taip smarkiai, kur nei žino, nei išmano, nei aišku kažkas. Ten daug kas bijo ir medicininių tų pasiekmių visokių. Ten, kad ir ten moteris turės tą visą procesą praeiti ir iškentėti, jų kūnai ten pasikeičia, to gali prisibijoti visiškai. Ten ypač, kai visam pasaulyje realiai tas kultas yra apie gražias ir jaunas moteris ir jos ten belenkokią tą vertę turi, tai jeigu tu ten su vaiku būsi, kad tu praškai vertę prarandi visiškai. Tas irgi yra teisybė. Čia tada eina požiūris, kuris yra jau labiau pasąmoniai, ne pats didžiausias turbūt dalykas, bet lygiai taip pat prisėda. Kaip visuomenė žiūri į moterį, kuris su vaiku yra. Nedaug dievė tu išsiskirsi, sėkmės tau susirasti kažkokį berną kažkada bus daug sunkiau. Ir darbą susirasti, jeigu tu būsi su vaiku arba vaikas ten į tave biškai kitaip žiūrės. Ten labai daug yra visuomenės požiūrio į moteris, ypač moteris su vaiku. Bijo žmonės šitų dalykų ir moteris irgi ir neveltui, nes visuomenė kitaip žiūri. Žodžiu, yra labai, labai daug aspektų ir vieno tu niekad nepaklibinsi. Bet tie didžiausi dalykai, kurie, didžiausia priežastis, kodėl neturi vaikų, nėra infrastruktūros toka, kad ten keliuką patvarkyti ar kažką. Jie visi kažkiek prisideda, bet, ir jeigu mes norim tą problemą spręsti, tu iš visų pusių kažkaip turėsi po truputį pagelbėti, bet man atrodo, pagrindiniai dalykai turėtų būti tie, svarbiausia adresuojami ir gerinami po truputį, kol jie pasieks, tarkim, kažkokią kritinę masę, kur persilaužti gali jau. Pavyzdžiui, kaip Čmilytė pasakė, gerai, kažkaip pafinansuojam auklės, kažkaip gal pafinansuojam labiau medicininius dalykus, kad dar mažiau kainuotų. Apskritai, kad finansinė našta būtų kuo mažesnė. Okay. Man atrodo, tai būtų svarbus dalykas. Ir gal daugam tikrai būtų. Bet tada reikia adresuoti šitas baimės ir dėl darbų, ir dėl žmogaus laisvės patirti gyvenimą. Čia yra, man atrodo, toks labiau esminis dalykas, negu keliuką nutiesti, žinai.
psichoterapija svarbu, bet irgi nemanau, kad yra pats esminis tipo. Nes instinktyviai žmogus, kuris vėliau ar atideda gal kažkada, jis nenori prarasti gyvenimo šito nuostabaus, privalumų, tos laisvės, kurią turi, jis to nenori prarast pagrinde. Jis galvos, kad jį, vaikas labai suribos, apribos ir jis negalės taip laisvai ir judėti, pavyzdžiui, ir galbūt ten ir pakeliauti, ir išvaryti kur nors, kas yra visiškai teisybė. Bet galima kažkaip šitą dresuoti. Vat kaip sakė, Čmilytė, kur vaikams ten tuos auklės, pavyzdžiui, pafinansuoti auklės, vat grinai, taip, pafinansuojam auklių. Gal daugiau pafinansuojam. Kažką va tokio, kad ir tada, labai aiškiai informuojam, kad jūs ne tik, kad, aišku, nebus taip, kad vaiką turi ir už tave visiškai viską padaro, obviously, bet turim padaryti taip, kad žmogus, kad nebūtų taip vienpusiška gal. Kad, arba tu realiai turi vaiką ir, iš visų pusių realiai viskas pasunkės tau, bet davai pagimdyk vaiką už valstybę, bet tu paukok ir savo kūną moteriai tada, ir tada finansiškai, ir tada perspektyvos gal į ateitį, ir tada savo laisvę jaunystės, kai tu gali tą jaunystę dabar patirti po visą Europą, ten pasaulį keliaudamas, ten karjeros siekdamas, tu visą tą paukok, kad vaiką turėtum. Tai jeigu tą kažkaip po biškai iš visų pusių atsakomybę, ar kaip čia tą spaudimą sumažinti, galbūt tada iš tikro ir pavyktų šiek tiek bent jau reikšmingą dalį žmonių parodyti, kad gal ir galima, gal nebus taip blogai. Ne tai, kad bus gerai, ne tai, kad nieko tau nekainuos, bet gal nebus taip blogai. Jeigu tu tą sukuri, man atrodo, jau persilauži daug žmonių akyse, daug žmonių mintyse. Jeigu tada tą kombinuoji su visuomenės požiūriu šiek tiek, tas kraunas ant viršaus. O jeigu dar pavyktų finansiškai kažkaip, ne finansiškai, kažkaip išspręsti tą stabilumo klausimą, kad iš tikro daugiau jaunų žmonių turėtų savo būstus kažkaip. Aš neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma, bet man atrodo, tai yra vienas svarbiausių dalykų gal. Jeigu aš spėčiau, man atrodo, tai iš tikro vienas svarbiausių dalykų. Jeigu žmogus nenuomotųsi už absurdišką sumą, o kažkaip galėtų įsigyti savo būstą. Ir tada, man atrodo, visų pirma, gal jis daugiau galėtų susitaupyti, arba, kam nori leis, bet stabiliau jaustus, man atrodo. Kuris jį beįsigytų galbūt ten, aišku, dauguma nenorės Kėdainiuose, let's be real. Dauguma nenorės Kėdainiuose. Bet jeigu žmogus jaunas kažkiek turi savo būstą, greičiausiai dar pradžioje nenorės vaiko, bet pasibaigęs mokslus, pradeda studijuoti, pradeda dirbti, tai yra, ir turi būstą, tada, žinokit, man atrodo, pas nemažai žmonių gali po truputį atsirasti, o gal ir nieko būtų idėja. Tipo. Arba bent jau nebūtų tokia atmetimo reakcija iš karto. Tipo. Gal po truputį šitaip. Jeigu tada moteriam tai aišku, man atrodo, medicininė pusė reiktų daug labiau dėmesio skirti to požiūrio ir viską, ir visi dalykai galioja, bet dar medicininė pusė. Nes bent jau, čia anekdotiškai, aišku, bet iš savo pažįstamų visai turiu draugių, kur ta medicininė pusė gazdina. Nes kai anksčiau nieko nežinai ir eini per tą ir gal kažkas papasako kažką, tipo, dabar visi viską žino. Dabar gali pažiūrėti video YouTube'ai, gali pažiūrėti, paskaityti ir, viską žino apie tą gimdymą ir kad visko labai ten daug gali ir blogai būti ir tų baimių ir nerimo ir tada kaip užauginti gerą vaiką, dar prisėda spaudimo ir tada gali būti pogimdyminė depresija, tu gali ir kūną susipisti ir gali tada nenukristi svoris ir tada tu į darbą gali nerasti, vyrai tave žiūrės kaip į atmatą kažkokią expired, tada tą vaiką tu gali tragiškai ten išauklėti ir jisai bus žemaitaičių. Čia yra per daug spaudimo. Čia yra per daug. Žmogui tiesiog atmetimo reakcija kažkokiu momentu tiesiog viskas. Viskas. Nenoriu tos atsakomybės. Va šitą reikia kažkaip įspręsti. Bent jau padėti kažkaip, kad sukurti, kad paaiškinti žmogui gal, ar kad iš tikro sukurti sistemą, kurioje gal nebūtų taip blogai. Ne tai, kad viskas nuostabu būtų, o kad žmogui nebūtų tos pirminės atmetimo reakcijos. Kad bent jau sukelt dvejonę, kad gal ir nebūtų viskas taip blogai. Kad, tipo, o mes būstą turim, tipo,
gal biškai reikės atsisakyti kažko, bet būstą turim, tipo, visai neblogai. Medicina, nu gerai, gal ir bus, tipo, bet nebus taip blogai. Va čia tame esmė yra, kad iš tokių svarbių pusių atakuoti tą problemą iki tokio lygio, kur pakankamas kiekis žmonių jaunesnių pagalvos, gal nebus taip blogai, tipo. Tada, man atrodo, tu jau kaip ir laimi tą kovą ir tada jau, jo, bet iki to, kaip daryti, aš neįsivaizduoju, seniukai. Man atrodo, nelabai kas pasaulyje turi comprehensive planą, kai kurie padaro vienus kitus sprendimus ir pagerėja vienoje ar kitoje srityje, bet jo, sunkiai čia.